Interaktyvus ekranas leidžia sutaupyti daug laiko. Medžiagą galiu paruošti iš anksto, o pamokos metu ją atverti, papildyti. Ekrane greitai vizualizuoju sudėtingus grafikus ir geometrinės figūras, todėl mokiniai geriau supranta, o aš mažiau laiko praleidžiu aiškindamas sausą teoriją. Iš pradžių buvo šiek tiek baimės, ar spėsiu išmokti visų funkcijų, tačiau perėjimas pasirodė paprastesnis, nei tikėjausi. Daugelis įrankių labai paprasti, labiausiai nustebino tai, kad net minimaliai naudojant ekraną, tik rašymą ir figūrų braižymą, pamokos tampa žymiai dinamiškesnės. O mokiniai jaučiasi lyg dirbtų su technologijomis, kurias mėgsta ir moka naudoti kasdien. Taip pat vertinu integruotas programėlės, tai yra laikmatį, liniuotę, nusistatau, kiek minučių reikia atlikti mokiniam užduotį. Užuolaidą esu vieną kartą naudojęs, parašyta, nepaslėpi, nerodai paskiau. Kauliukai reikalingi skaičiuojant tikimybės, kai reikia susirašyti tam tikrus atsitiktinius dydžius. Tai vat galime kauliukus vieną, galime, jeigu reikia, 2 kauliukus ridenti. Vidurkis 65%. Dirbant hibridinėse pamokose, viską, ką aš rašau planšetėje, mato ir klasė, mato ir mokiniai. Ir ruoštis padeda, ir padeda dirbti pamokoje. Nuotolinės pamokas, kai turime, kad būtų ir mikrofonas, kamera reaguoja į kalbantį, tai tiesiog sufokusuoja į kalbantį ir labai patogu yra tie, kurie sėdi namuose, matyti kalbančius, matyti atsakančius į klausimus. Garsas tikrai puikiai girdisi, kamera tikrai labai gerai mato. Šiaip labiausiai tai įrankis yra pats geriausias, tai yra va šitas įrankis. Man matematikos mokytojui tai yra ir apskritimai, ir linijos, ir erdvinės visos figūros. Galima ją ir reikia pasižymėjus ir nusinešti, galima susimažinti iš vestinės. Irgi va pasižymim, pasinešam, kur reikia.